Pavyzdžiui, jeigu noriu užpakalį nusivalyti, tai labai gerai būna. Prašom parodyti man. Tai trauk. Čia sunkiai įsiema, čia daug geriau valyti. Kad nepasiliktų ten, kur... Taip. Jeigu paprastai valaisi, tai gali vienas pirštas užstrikti. Ir tada tas gabaliukas. Taip, gali likti gabaliukas. O kai yra du pirštai įkišti į mūsų naują laikiklį, tai niekaip nenuskris ir viskas Bet plautojai to niekada nesupras. Taip. Galim pabandyti, parodyti. Tai reiškia vėdinimo sistema. Taip, čia specialiai. Prašom priartinti. Aš jų niekada nevedžiu. Vėdinimo sistema va čia. Jeigu netyčia kažkoks gabaliukas vis dėlto įkristų, mes galime parodyti. Prašom. Tai matė? Nieko. Visiškai nieko. Jis yra biotechnologiškai labai švarus dalykas. Pagal Europos standartus naujausius. Ir gauna tik keli vadovai, dėl to mes liūdim, kad tik vieną turim, taigi kartais tenka naudotis vienu. Palaukia vienas tualetė, kol nusivalo, tada kitas eina. Taip geriausia. Vienas pirštas netelpa iki galo, nes, jūs suprantate, tiesiog nėra fiziškai galimybė. Ne, negali tiesiog visiems pritaikyti. Čia yra aerodinamika, nesusikaupęs oro sluoksnis. Išstumė tą šūdo gabaliuką, jeigu jis netyčia pakliūna per vėdinimo sistemą. O tas išstumimas, tas vėjo gūsis iš karto yra įtaikytas specialus daviklis ambipiurų, kuris duoda kvapą. Taip. Štai ir jis gali sakyti šaltų vadinti. Tai irgi gali būti. Jeigu pavojus atveju kažkas užeina į tualetą netikėtai, jūs galite pasakyti opa! Gaiduką atlenkia ir šaltas. Ai, gaiduką atlenkia ir nulenkia gaiduką. Ir labai būna gerai, jeigu pasilieka gabaliukas. Tada jis iššauna. Iš tikrųjų, čia yra tokia skirtis. Nauja technologija. Ir paskutinė. Ką jūs galite pasakyti apie tai, kad jūs negavote laikiklio? Esu giliai nusiminus. Aišku, reportažą to ir baigsiu. Visiems vadovam davė šitą pirštų laikiklį. Ar jūs gavote? Ne, negavo. Ką galite apie tai pasakyti, kad jūs tai paliko? Tai matau, kad ir pas jūs nelabai yra tas... Mes labai tik vieną gavom. Mums duoda 3 vieną. Bet tik vadovam. Ne, rimtai ne taip. Tiesiog galiukų simbolika iš tikrųjų. Ai. Ne, čia man rodas, kad sunkiau šyką nusipirkti. Bet iš tiesų tam ir skirtas. Taip, tas sunkiau. Ai, kad daugiau nuimtų? Vienu pabraukimu. Nieko neliko. Čia yra ambipiurų daviklis ir susikūręs sluoksnis. Paduoda kvapą gerą iš karto. Matėjai? O aš tai galvojau, Čia jeigu koks gabaliukas įkrenta. ne, čia man rodos, tenais yra biški vandenuko ir dar bevalant pasipuška ir nusiplauna. Galima be abejo tai padaryti. Jo, Ar japoniška technologija. Pirktum tokį daiktą? Jeigu mes į prekybą išleisime. Ne, ir nepatarčiau neleisti. Kodėl? Dėl to. Kompetas. Garantuotas. Bet kikelis nemokamai duoda. Dar vienas vadovas. Girdėjote panaujinimus? Ne, viskas gerai. O tai nedavė tokį vadovą? Daugkartinis užpakalio valytojas. Tau kaip vadovai nedavė? Ne, man nereikia. Nereikia? Man Maikė šiaip turėtų duoti, bet tai niekas neduoda. Tai tai pats nesardus? Tai ką, ačiū už pokalbį. Paskutinę nuotrauką. Paskutinę nuotrauką padarom. Gerai, būtų man. Kam dar? Sveiki. Štai ir vėl mes pradedame naują laidą. Langas į gamtą. O ir štai kažkas sušuko. Greičiau Mes turime pirmąjį vartotoją, kuris nusprendė pasinaudoti mūsų kompanijos teikiamų būtent produktu. Ir mes kaip tik dabar einame gauti iš jo interviu, kaip jam sekasi būtent visas tas reikalas ir kaip. Jis turėtų būti čia. Jis turėtų būti čia. Prašom, ponas, įleiskit, vartotojau. Koščianama! Opa! Nu čia zoskai buvo. Ką jis gali pasakyti? Ką
jūs galite pasakyti apie mūsų naująjį produktą? Aš vartoju naują antpištą ir jis tikrai yra veiksmingas. Veiksmingas? Taip, aš Ką tiesiog puikiai nusivaliau visus savo reikalus. Jo? Taip. Tikrai? Ir jis, pavostykit, puikiai kvepia. Braškių skonio. Braškių Tai skonio. braškės. Tai braškės kaip iš sodo. Taip. Kaip iš mano sodo. Na, ir jis tikrai gera savyginos priemonė. Matėt, kaip išsigando žmogus įėjęs ir vos tik pamatęs. Taip. Vis dėlto tas šūvis yra labai svarbus momentas Taip. šitam mūsų produkte. Aš Kaip manau, jūs kad- jaučiatės? Kokios jūsų emocijos? Kokie Aš vidiniai tiesiog, išgyvenimai? aš esu laimingas. Man atrodo, kad jūs iš veido atrodote kaip atgavęs... Aš jaučiuosi gyvesnis, stipresnis. Būties pusiau. Tobulės. Pilnatvė. Harmonija. Prašom dabar, prisijungit prie manęs. Aš manau, kad paskutinė reikia. Vis dėlto šita laimės akimirka yra labai svarbi.